Sveikas! Labai džiaugiuosi, kad nusprendei prisijungti prie šios raminančios mankštos. Atsigerk, gerai įsitaisyk. Ši mankšta gali būti skirta poilsiui po sunkios dienos ar mėnesinių metu. Ramiai atsisėsk. Pakvėpuokim. Dedame kairę koją virš dešinės kojos kelio. Su dešinė ranka sukamės į kairę pusę, pasistumiam. Nugaros suktukas. Giliai kvėpuojam. Keičiame pusę. Dabar kairė ranka mus stumia į dešinę pusę. Giliai kvėpuojam. Pajaučiame, kaip kyla mūsų krūtinė ir leidžiasi. Kaip jaučiasi, kai oras įeina pro mūsų šnerves ir išeina. Atsisėdame į neutralią poziciją. Dešinę ranką su alkūne padedam ant žemės, kairę ištiesiam virš savęs. Žvilgsnis į dangų. Ranka turi būti virš galvos ir už galvos, ne prieš ją. Jaučiame, kaip mūsų šonas išsitempia. Giliai kvėpuojam. Keičiame pusę. Dar kartelį primenu, kad ranka turi būti už galvos, virš galvos, bet ne prieš galvą. Giliai kvėpuok. Su iškvėpimu grįžtame į pradinę poziciją. Einame ant 4. Kačiukas karvutė. Išsirečiam įkvėpimą, atveriame krūtinę. Susikupriname iškvėpimą. Įkvėpdami pripildom pilvą. Iškvėpdami jaučiame, kaip mūsų bamba artėja link stuburo. Nusileidžiame į rūnę poziciją ir su rankų pagalba žiūrim savo pro šonus. Tartum į kažką už mūsų bandytume pažiūrėti. Čia pasisukam įkvėpiam, per vidurį iškvėpiam, į kitą pusę pasisukam, vėl įkvėpiam. Pasiemam pagalvę. Uždedam ją ant sulenktų kelių ir ją apsikabinę atsigulam ant jos. Ramiai pakvėpuokim.
Pasiėmame antrą pagalvę, abi dviejas pasidedam mūsų kojų šonuose, paimam trečią pagalvę, kurią galim padėti po galva, atsigulame ant nugaros ir abudu kelius, tartum drugelio poziciją gulint, abudu kelius padedam ant pagalvių. Rankas galima uždėti ant pilvo, jeigu yra noras. Kvėpuojame į pilvą. Jaučiame, kaip jisai išsipučia ir nusileidžia. Praskenuok savo kūną. Ar jauti kur nors įsitempimą? Ar jauti skausmą? Nepatogumą? Kvėpuok į tą vietą. Kvėpuok giliai ir su meile. Vadinasi, tą vietą šiandien pernelyg pertempiam. Galbūt streso ant mūsų pečių buvo per daug. Čia yra vieta visą tai paleisti. Keičiame poziciją. Pagalvę pasidedam po keliais. Vėl atsigulam ant nugaros. Ir ramiai pagulim. Pajausk tą vietą, kurioje tavo kūnas tartum susilieja su žeme. Praskenuok, kurios kūno dalys jaučiasi šiltesnės, kurios šaltesnės. Ar gulėtum ant kilimėlio, ar ant žemės, ar ant lovos? Kokia temperatūra? Ar šilta, ar šalta? Sulenkiam kelius ir juos apkabinam. Jeigu yra noro, galim pasiūbuoti iš vieno šono į kitą, savotiškai pamasažuojant savo nugarą. Giliai kvėpuojam. Labai džiaugiuosi, kad šiandien skiriai laiko sau. Geros dienos, gero vakaro. Sėkmės. Ksemai, aš tau ką tik įpyliau vandens į tavo bliūdelį. Ksemai. Ojej, tu